Mes eteryje. Taip. Gerai, tai pradedam nuo anonso greito. Anonsas, pranešimas, prisipažinimas. Ką mes čia veikiam? Ką mes čia veikiam, kaip mes čia esam. Tiem, kas ten žiūri iš kažkur kitur ir galvoja, kad čia Kiprė, tai ne, mes ne Kiprė. Mane pripratę galbūt Kiprė visi matyti, tai mes esam Klaipėdai. Kas čia bus? Tai aš ir norėjau ryti tavęs paklausti. Tai ką tu veiki Lietuvoj? Ir kiek tu laiko nebuvai Lietuvoj? Nebuvau 2,5 metų. Ir ką aš čia veikiu, tai atvažiavau tiesiog sutvarkyti reikalų greitų. Buvom parodoj Varšuvai. Pasinaudojau progą sėsti su kolegom į mašiną ir parlėkti Lietuvą. Parlėkėme Lietuvą ir dabar ką mes čia darom? Mes atidarinėjom ambasadą Klaipėdai. Kipro ambasadą Klaipėdai. Tai iš esmės visą tą patį, ką mes turim Kiprė, turėsim ir čia Klaipėdai, kad eitų pasiekti lengvai ranka ne tik klientui, bet ir partneriam. Tai čia toksai kaip ir planuojamas mūsų padaryti hubą. Hubą žmonėm, susibūrimo vietą, partneriam, kažkokiem tai žmonėm, kurie būtent užsiima mūsų produktų. Tai welcome, 12 darbo vietų, ai ne, 9. Kiek jau čia? 3 okupuotos vietos. 3 vietos okupuotos jau. Tai va, 9 darbo vietos, ne? Bet mes galime laisvai dalintis pusdieniukais, nes mes ir norim pranešti šitą svarbiausią žinutę, kad tapti mūsų partneriu, tapti ambasadorium, tai nereiškia, kad jūs turite visas savo esamas veiklas nutraukti. Ne, galbūt jūs vilioja galimybę pusę laiko dirbti ir pusę laiko dirbti Lietuvoje, pusę laiko Kipre, galbūt ir dar kažkur, gali čia įvažiuojant į mūsų temą, kad mūsų būstinė Kipras. Bet jeigu kažkam nepatiko Kipras, kur mes galim juos dar perkelti gyvenimo būdą, perkelti finansus, gali papasakoti? Plačiau apie... Kur mes dar galime padėti iškeliauti, paieškoti saulės žmonėm. Tai 7 kitos šalis, Arabų Emiratų, Indonezijos, po to einam į Gruziją, patį Gruziją. Ir galvojam ir apie Bulgariją, kaip ir radom jau partnerius, tai dar tik tai aiškinamės, kaip ten ta Bulgarija, jinai bus patraukli ateičiai. Daug ekspertų sako, kad Bulgarija bus populiari ir ten bus įdomu, tai va, ten irgi labai mažas kapitalas reikalingas startinis, kad atsirasti ten toj šalyje. Ir kas dar gerai, nes mes žiūrim, kad būtų žmonėm patrauklų, kam ne problema skristi per pusę pasaulio į Balį, bet gal kažkas nori greitai, prireikus parskristi Lietuvą. Tai ką mes turim Kiprė, tai mes turim nuo Klaipėdos iki mano namų Larnakoje, tai jeigu skrendant su Air Balticu trunki gal 6 valandas tik tai. Tai Bulgariją irgi mes galim pasiekti tiesioginiu skrydžiu. Tai mes nematuojam, kažkas čia manęs klausė, o tai toli. Dabar, kur mes čia buvom, Vienajaus pusryčiuose ir sako, tai kad toli. Sakau, mes nematuojam atstumų, mes matuojam valandomis, per kiek mes laiko galim pasiekti tą kažkokią tai lokaciją. Ir kiek mums užtruko laiko ten atsidurti. Aš tai dar noriu labai Evaldą pakalbinti, nes Evaldas turi ir gali pasidalinti savo paskutinę sėkmės istoriją sėkmingų pardavimų. Evaldai, papasakok, pasidalink. Ta tokio lengvumo yra. Paskutinė tai yra ir pirma. Labai sveikinam, labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, tai mano darbas nėra važinėti po Kiprą ir rodyti žmonėms objektus ir aiškinti, kur kas, kaip ir kodėl. Mano darbas yra iš tikrųjų tuos klientus supažindinti su sala esančiai čia Lietuvoje. Ir tada juos tiesiog tenai nukreipti į pietų arba šiaurės Kiprą, o Kiprė juos pasitiko rytis, atrodė, apvažinėjo ir klientai įsirinko, kas jiems patiko. Įsigijo, pasirašė sutartį, visas procesas nuo susidomėjimo iki pat raktų įtikimo truks, aišku, kelis metus, nes jie pirko iš pirminės rinkos, pirko statomą objektą, bet traukinys važiuoja. Labai faina. Aš tai noriu pasidžiaugti, kad mes turim dar vieną laimingą šeimą, kurie esant poreikiu gali išlėkti ir paieškoti saulės arba gali pasidalinti savo atostogų namais, gali pakviesti savo šeimą, jeigu nori, gali išnuomoti draugams. Taip? Gal aš norėčiau segmentus pabrėžti, daug kas
klausė vakar iš pusryčių būtent, tai kam čia man pirkti, kaip čia man pirkti, kas čia man iš to. Kodėl aš turėčiau turėti namus? Kodėl man ten reikėtų nusipirkti? Tai žiūrėkit, tai segmentų yra labai daug. Ir kiekvienas tas mūsų klientas būsimas, jis yra skirtingas. Tai vienas yra, pavyzdžiui, klientas. Aš noriu turėti pelną. Taip. Aš noriu pelno ir viskas. Pasakyk man, kiek aš uždirbsiu per metus arba per 2, kokia grąža yra investicinė. Tai mes natūraliai jam ieškom vieno būsto, investicijos, perspektyvos, žiūrim į ateitį, matuojam, bandom nuspėti ateitį. Ne iš kavos tirščių, o iš kažkokios tai patirties bendros. Kaip ten rinka vyko, pavyzdžiui, paskutinius 10 metų, tai vat ir matuojam. O po to yra segmentas žmonių, kuris nori tiesiog turėti savo atostogų namus, kuris nori turėti saugią bazę pasaulyje, kažkur, kur bus saugu, jeigu kas nors nutiks, arba tiesiog turėti šiltuose kraštuose bazę. Jam net neįdomu išnuomoti tą būstą. Yra kitas segmentas žmonių, žmonės, kurie nori nuomą, kurie nori gauti kažkokias pajamas. Taip. Tai Kiprė, pavyzdžiui, šiai dienai tikrai yra įmanoma paimti ir supakuoti tą investiciją taip, kad ji būtų tikrai pasyvios pajamos. Ir jūs tiesiog ten į pusę metų vieną kartą gal patikrinsit informaciją, kaip ten kas viskas vyksta ir suderinsit finansinius srautus, kaip ten, kur ten pinigai įkris, ar pačiam Kipre, ar norėsit, kad į Lietuvą jie ateitų ir panašiai. Ir po to mano mėgstamiausias segmentas tai yra didelės įmonės, kurios nori pinigus išsiųsti, pavyzdžiui, kažkokią dalį kapitalo, reinvestuoti. Beje, visa tai yra legalu, jeigu kažkam kyla, visa tai yra legalu, visa tai galima daryti. Milijardinės korporacijos visą tai taip ir daro, tik todėl paprastų žmonių, mažų verslų ar tiesiog vidutinių verslų šitą informaciją tiesiog nepasiekia. Neateina ta informacija iki mažų verslų. Ir čia atsiranda mes, kur tą visą informaciją mes duodam, mes dalinamės, kaip tai veikia, kaip ta diversifikacija veikia, kodėl korporacijos taip daro, kokie yra įrankiai, kokius namų darbus reikia pasidaryti iki to. Tai čia tokios 4 kaip ir pagrindinės, bet iš esmės kiekvienas klientas, kiekvienas pirkėjas yra visiškai individualus dalykas. Netgi nuo banko, Lietuvos banko priklauso, kaip mums pavyks visą tai, ar bus lengvas kelias, ar bus sudėtingas kelias. Lietuvos bankas reikia sudėtinga. Reikia ruošti kalnus dokumentų, kad tas kapitalas atsirastų. Bet toks svarbus momentas, kad nebūtina gauti Lietuvoje paskolą, jeigu norite įsigyti būstą Kipre. Kokie kiti būdai? Ar yra įmanoma gauti? Tai pats populiariausias būdas tai yra ateiti su idėja išsirinkti projektą ir beveik kiekvienas projektas, pavyzdžiui, Kipre, tai jis turi savo išsimokėjimo planą. Statytojas siūlo jums išsimokėti tiesiogiai statytojai, be banko ir be pabrangimo. Tai reiškia, jūs pasiėmėt projektą, kuris bus pastatytas už 3 metų, užsifiksavot kainą, pavyzdžiui, 100 000 svarai Kipre. Ir jūs mokėsite įmokas be pabrangimo. Tai su šiandieninė infliacija jau jūs per metus laiko išlošėt apie 10%. Ne? Kažkas tokio? Čia skaičiukai, tai visiškai tavo sritis. Ir tai yra vienas būdas. Antras būdas tai yra gauti paskolą. Gauti paskolą pačiam Kipre. Palūkanos nemažos, 10% ir tik 10 metų. Kaip? Metinės 10%. Iki 10 metų. Ir trečias būdas, tai vis dėlto yra Lietuvoje kredito unijų, kurios ir už ES ribų leidžia nusipirkti, duoda finansavimą įperkamam turtui, bet su vienintelė sąlyga, kad Lietuvoje esantis turtas turi būti įkeistas. Iš principo, jeigu jūs turite kažkokį tai neįkeistą turtą Lietuvoje, jūs jį galite keisti kredito unijoje Lietuvoje ir už tos pinigus kažkurioje, ar ten Dubajui, ar Arabų Emiratuose, ar Šiaurės Kiprė nusipirkti ten nekilnojamą turtą. Ir
tada turėti, tarkim, ilgesnį išmokėjimo planą. Geras šitas variantas. Mes tik nesenai Neseniai šitą irgi sužinojom, kad galima Lietuvoje gauti paskolą perkant nekilnojamo turtą ne Europos Sąjungos šalyse, užstatant turtą Europos Sąjungoje, konkrečiau Lietuvoje. Aš taip galvoju, kad būtų lengviausias būdas gauti, tai Dubajuje tikriausiai. Būtent paskolą. Dubajų įsigijant, todėl kad jau jie kredito unijos, jau jos šiek tiek tą rinką žino statytojus ir panašiai. Tai va, tai šiai dienai, jeigu su Šiaurės Kipru kažką tai organizuosim, tai irgi bus toks kaip ir pati pradžia. Pralaušim ledus, kaip sakant. Per savaitę daug padarėm, aš galiu pasakyti. Lietuvoje. Tikrai buvo aktyvi savaitė ir kas dar nežinot arba kas sekėt mūsų socialinėje erdvėje, tai mano rankose yra mūsų naujausias lankstinukas. Praeitą savaitę mes lankėmės Varšuvoje su kitais partneriais ir Invest Pro parodoj, kurią organizuoja Bosko konferencija. Tai tu, Ryti, galima papasakoti apie šitą lankstinuką daugiau? Tai aš papasakosiu tą patį, ką pasakojau visiems parodoje, kad visas šitas mūsų projektas, kuris šiai dienai yra lankstinukas, ir keli linkai, landing pages. Linkus sudėsime į aprašymą. Čia yra mėnesio laiko mūsų startupas, kuris tiesiog gimė iš to mūsų plataus požiūrio. Tiesiog mes nebetelpam tiesiog kaip nekilnojamo turto agentūra. Mūsų paslaugų spektras didėja, kiekvieną savaitę tikriausiai prisideda kažkokia nauja paslauga. Ir partneriai prisijungia nuolat kažkokie. Tai va, tai turim naujus partnerius, kurie apima labai platų spektrą tos skaitmeninės erdvės, skaitmeninių finansų, skaitmeninių investicijų erdvės. Ta pusė paima. Tai mes tokie kaip old schoolas, kešas, nekilnojamas turtas ir atsiranda jie tokie drąsūs, kurie uždengia mus, pridengia mūsų užnugarį su visa kripto, su bankinė sistema, papasakoja, kaip jinai veikia, mikro, makro ekonomistai, specialistai. Ir po tos parodos būtent Varšuvoje mes supratom, kad kiek mes galim padaryti. Ir toj parodoj susipažinom dar su daugiau partnerių ir dabar dar labiau išsiplėtėm. Tiesiog nuo lankstinuko jau dabar yra toksai geras networkas, gal kokius 20 žmonių galėtume čia surinkti į šitą vietą ir mes galėtume tiek pasakoti. Tiesiog parą laiko galėtume pasakoti apie investicijas, apie kažkur, kaip kas darosi ir iki tokio lygio specialistų. Globaliu mastu, labai globaliu mastu. Aš tai iš po vakar BNI pusryčio, nes mes vakar buvome verslo BNI neringa, verslo pusryčiuose. Tai jau vakare pajutau, kad skauda gerklė ir ten nors buvo verslo pusryčiai, bet supratau, kad spėjau šaltą kavą išgerti pusę puodelio ir gal ten pusę pyragėlio suvalgyti. Nes visiems tiek buvo įdomu apie tas galimybės, o tai kaip ten Kipriau, tai koks ten oras, o tai už kiek ten nupirkti. Ir buvo taip jėga. Tiek daug atkalbėjom. Tai labai fainas tas susidomėjimas. Tikrai žinau, kad šiai dienai, jeigu tikėti statistiką, tai yra 37% lietuvių galvoja ir dairosi apie galimybę išvažiuoti iš Lietuvos, turiu galvoje įsigyti būstą, nesakau, kad su visu išvažiuoti. Bet jeigu ir taip norisi, tai galime visiškai tą padaryti. Nes aš atsisėdau ant naujos kėdės ir dabar brolio padedama tapau relokacijos specialistė, nes praėjau per viską pati. Turime, partnerius užnugarį, teisininkus Šiaurės Kipre ir aš žinau visus procesus, kuriuos reikia čia užsipildyti, kad įsigyti būstą. Tai tenais ir criminal record, neteistumo pažymos, kokius dokumentus reikia apostiliuoti, kokių ne. Tai jeigu tikrai turit klausimų ir nedrįstat viešoje erdvėje klausti, rašykit man, Ryčiui, Evaldui. Jeigu kažkas turite, nežinau, turiu galvoje kaip antrą pusę, kas nekalba lietuviškai, tai mūsų komanda keliomis kalbomis kalba. Papasakok dar. 5 kalbomis, neklystu. Tai mes 6. galim lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių, rusų ir ukrainiečių.
Visą šitą informaciją mes galim bet kuriuom, beveik 6 kalbom jums pateikti ir papasakoti. Nes jeigu kažkuris komandos narys kažkurio nežino, tai mes WhatsApp greitai per 1-2 minutės operatyviai duodam jums atsakymą. Aš dar pridėsiu iš savo ankstesnės patirties, kai paskutinį 6 metų buvau finansų konsultantas, vis dar esu. Tai tas irgi padeda žmonėm, kurie turi kapitalo, kur nukreipti diversifikuojant dalį kapitalo. Tai nėriau į tą NT rinką, šiek tiek atsitraukdamas nuo konsultacijų apie finansus, bet jų neužmesdamas. Tai jeigu žmonės turi kapitalą ir nori kažkur tai jį išskirstyti, irgi galima daryti ir per vertybinius popierius, ir per kripto portfelį, ir per nekilnojamą turtą. Čia jau kiekvienam individualiai pagal rizikos toleravimą. Aš tai noriu dar paklausti. Tai kaip turėtų atrodyti darbo diena arba koks tas darbo pobūdis tų žmonių, kurių mes laukiam į savo komandą? Ką jie turi sužinoti ir kodėl jie norėtų ateiti čia? Į šitą erdvę dirbti, laisvai skraidyti į Kiprą vežtis klientus, ar tai bus Bulgarija, ar į Dubajų? Tai iš esmės kiekvienam vėlgi pagal poreikius. Yra žmonės, kurie nori papildomos veiklos, tikriausiai. Tai jiems būtų vienas užduotis, sakykime. Yra žmonių, kurie norėtų galbūt visiškai pakeisti kryptį savo veiklos, gyvenimo ir panašiai. Tai tikrai geras įrankis ir lengvas įrankis turėtų būti, todėl kad turim dviejų tipų, dviejų pakopų partnerystės programą. Pirma pakopa yra labai lengva, tiesiog 7 dienos intensyvo, po 7 dienų žmogus turi visą bazinę informaciją, kurią jam reikia žinoti apie investicijas, apie užsienio nekilnojamą turtą, kodėl ten reikia atvežti pinigus, arba kodėl ten gali būti naudinga atvežti, kodėl žmogui galbūt naudinga dalį pinigų išvežti iš Lietuvos, ar iš kitos savo šalies, kur jis begyventų, kaip pavyzdys. Mes turim tų užsieniečių daug klientų, kurie taip pat nori, kaip pavyzdys, į Kiprą, arba į Dubajų nori. Tai po 7 dienų jau žmogus turi bazinę informaciją ir taip tai yra pardavimai, tai yra aktyvūs pardavimai, bet su visa iš esmės informacija jūs tampat kaip ir specialistais. Ir ambasadorius, per brūkšnelį pusiau specialistas, ekspertas. Taip. O antras žingsnis tai yra po kiek laiko pabuvus ambasadoriumi mes jūs galime perkrikštyti į partnerį. Kaip pavyzdys, Evaldas yra jau partneris, nes jis labai greitai sužinojo, jis labai norėjo sužinoti ir jis tiesiog eina dabar savo partnerius, jau renka savo komandą ir gaunasi taip, kad jau ir labai greitai dėl iniciatyvos tapo partneriu ir jisai jau daug daugiau gali apriepti ir aišku, finansinė nauda. Hebra, labai svarbu. Tai tu gali. Tai labai svarbu. Skaičiukais. Nuliukais pasakyti. Skaičiukai, nuliukai. Tai iš esmės vienas pardavimas jums atneš nuo 3 iki 10 tūkstančių eurų. Tai yra tokių, kurie sako, pavyzdžiui, Kipre, brokeriai, kurie yra, jie sako, kad man užtenka per metus 4 pardavimus padaryti ir viskas, ir aš nieko jau neveikiu. Tai tai Kipre tokio žmonėm ambicijos sumažėja, jie taip pradeda kaifuoti nuo gyvenimo, tiesiog guli po palme. Įtapkytės į pležiuką, kartais telefono atsakinėja. 10 ryto darbo diena prasideda ir pusryčiai trunka 2 valandas ir panašiai. Toksai sulauliu. O čia jaučiasi, grįžau dabar į Europą ir jaučiasi žmonės ambicingesni, jie labiau nori tų finansų, jie nori pinigų, jie nori pamato, pagrindo ir panašiai. Tai motivacija tikrai jaučiasi daug didesnė pas žmonės. Faktas, kad šita motivacija yra dėl klimato. Aha. Klimatas tiesiog yra šalčiau, ką veikti. Tai reikia užsiimti kažkuom, kad būtų tas toks drivas gyvenime. Kad galėtum išvažiuoti kur šalčiau. Ir kad galėtum padirti ir tada išvažiuoti, arba gali tenais išvažiavęs dirbti irgi taip. Taip. Yes. Tai va.
Tikiuosi O dar, aš dar norėjau paklausti apie tas asmeninės savybės žmogaus, kuris norėtų tapti ambasadorium arba vėliau partneriu. Nes man atrodo, kad mes prieš tai apkalbėjom, kad labai svarbu jos. Tai iš esmės pati pagrindinė asmeninė savybė viena turėtų būti motyvacija, noras uždirbti pinigų. Visi viską mes darom dėl pinigų. Visas drivas, visas pasaulis sukasi vien dėl to, kad mums reikia pinigų. Visi pardavimai, būstai statosi, lėktuvai, vien dėl to, kad būtų pinigų. Ir visa ta tokia ekonomika. Tai va, norėti pinigų, būti motyvuotėms gyventi geriau, tai ne tik piniginė vertė. Aš norėjau sakyti. Lengvumo, gyvenimo įgalina lengvumas. tave daryti daugiau, Taip. pasiekti daugiau. Gyvenimas tikrai palengvėja, užsiimant šitą veiklą ir gyvenimo džiaugsmas padidėja. Nu, man tai labai pasikeitė gyvenimą. Tai aš visą tą noriu atiduoti. Tu irgi jau esi Kipre pagyvenusi ir jau nori tą atiduoti. Va, imk ir naudokis maždaug. Tai. Na, tai va visiems tiem partneriam, ambasadoriam, jūs visi turėsit tiesiog top klasės 5 žvaigždučių servizą ir pagalbą iš mūsų komandos, organizuojant tiek brokerių turus, tiek invest turus ir tiek tiesiog jums jūsų atostogas, jūsų poilsį. Man dar labai patiko tas, kur tu sakei, žmogus nusipirko biletą, žino, kad skris į Kiprą ir tu sakai, kad per kiek laiko užtruktum suorganizuoti jam viešbutį, pasiėmimą iš oro uosto, nežinau, ten pasitikimą kažkokį, kiek užtrunka, kokios galimybės? Valanda gal man užtekti. Tiesiog jeigu aš galėčiau susikoncentruoti, atsisėsti, prisėsti, tai aš per valandą visą tai galėčiau padaryti. Tai žmogus sako, ryte nusileidau Larnakoj, tai nežinau, tu ten mane kur nors pasitik, apgyvendink mane su šeima. Taip, jeigu jis nusileido Larnakoj, tai už 20 grubiai minučių jį paims jau automobilis ir kol jis važiuos į pavyzdžiui, Šiaurės Kiprą, tai jis, kol nuvažiuos, jau žinos vairuotojas, kur jį atvežti ir jį pasitiks į apartamentuose, parodys, kur artimiausias restoranas, nusipirkti produktus ir jis jau iš esmės ryte galės sutikti, pavyzdžiui, mane arba dar kažką iš mūsų ir jau pasidalinsim sekančiais žingsniais, ką mes jam siūlom nuveikti toje vietoje. Tai greičiausiai ryte ir jau lauks, kaip pavyzdys, minimum transferis, o dar geriau tai išnuomotas automobilis. Aš noriu Evaldo paklausti, ar tu prieš pirmą kartą atvažiuojant į Šiaurės Kiprą girdėjai kažkokių mitų ir gandų ir arba gali juos paneigti, arba sutikti? Kokių mitų girdėjai apie Kiprą? Apie Šiaurės Kiprą, apie Pietų Kiprą, arba apskritai apie kiprijotus? Girdėjau, kad ten Afroditės meilės sala. Iš tikrųjų tai buvo tų gandų ir apie turkų kiprijotus, apie graikų kiprijotus, kad jie ten kovoja, vienas kito nemėgsta, yra vieni iš kitų žemės užkovoja, bet iš tikrųjų jau yra praėję 50 metų nuo to konflikto ir tai, ką daugumoje kalba Europos Sąjungos šalyse, ypač graikinė Pietų Kipro pusė apie Šiaurės Kiprą, yra tokios, net negaliu sakyti, kad šiek tiek, bet pakankamai propagandos. Tai jeigu paskaičius faktus, kaip ten viskas buvo ir kodėl ten vieni kitų žudė ir kariavo, kodėl įsikišo Turkija, kodėl ten tą pusę šalies atkovojo ir dabar ten yra Turkijos Respublikos Šiaurės Kipro Turkų Respublika. Šiaurės Kipro Turkų Respublika. Tai kol kas pripažinta tik tais Turkijos, ją pripažinėjo Azerbaidžanas, jau kalba apie tai ir Anglija. Tai, žodžiu, tom kartom per 50 metų pasikeitus, aš tai tikiu, kad ta šiaurinė pusė bus pripažinta kaip nepriklausoma valstybė ir kad tai išliks dvi šalis toj savoje, kad nebus jos susijungus. Tai šitas gandas gal jisai iš pradžio atrodo kiek bauginantis, nes yra galima, mes gyvenam Lietuvoje, šalia vyksta karas, šalia Lenkijos. Pas mus tokia įtampa, bet tenai nuvykus globaliai tas nesijaučia ir negali lyginti, tarkim, užkariautos Ukrainos dalies su užkariauta Kipro salos dalis.
Tai nesulyginti dalykai. Čia kaip miltus ir tiltus lyginti. Tai va tas va gandras, ta prasme, tai nėra tiesa. Toks tas pats didžiausias Jo. saugumo, nes jis mums Kas tikrai liečia aktualus. saugumą, ten tikrai saugu. Man patiko tas pasakymas ir pas mačiau, kai tu gali, vat, kaip mes buvom vaikai ir dienom ten tėvai nežinodavo, kur mes lakstom, tai ten vaikai gali taip elgtis, jie gali išeiti dieną į kalną, grįžti vakare ir ten tėvai nesirūpins, kad vaikam kažkas atsitiktų. Dėl saugumo ten saugi vieta tikrai. Tikrai, aš tai galiu tau tik taip antrinti, nes prieš investuojant tas laikotarpis gal buvo kokie 3 metai atgal, aš labai nuoširdžiai dariau namų darbus. Ir aš be galo seniai domėjausi Ispanijos kultūra ir buvo pasirinkimas arba Ispanija, arba Šiaurės Kipras. Ir kodėl Šiaurės Kipras laimėjo? Tai taip, tai yra pagal statistiką, tai yra 6 vietoj pagal saugumą pasaulyje ta vieta. Tai man kaip mamai tai buvo be galo svarbu. Vienas iš tikrai svarbiausių faktorių, kodėl tenais tai buvo tik tai dėl to, kad mano vaikai ten bus saugus. Nu, tokia nežinau, gal dalintis, gal nesidalinti, gal kažkam per žiauriai nuskambės, bet kas tikrai aktualu, nes mes girdim Lietuvoje. Arba kaip tik nutildama tą informaciją, kad dingsta vaikai. Tai tenais Kipre per visą istoriją, čia aš kalbu apie Šiaurės Kiprą, nežinau, gal ir Pietų Kipre tas pats, buvo 2 pedofilijos atvejai ir apie tuos žmonės niekas nieko nebežino. Nes ten vaikai yra neliečiami. Aš manau, kad ten buvo turbūt akcija akis už akį, dantis už dantį. Truputėlį gal žiauriai skamba, bet tai yra saugu. Dar kitas momentas, kur, broli, tu gal gali papasako daugiau, kas nutiko vieną vakarą restorane, kai prie skirtingų stalų atsisėdo rusakalbiai žmonės ir ukrainiečiai žmonės. Nu, ten taip griežtokai. Jie ten politikavo, tiesiog sprendė politinius klausimus, prisigėrė, tai deportavo tiesiog jos. Už valandos laiko jau pačią nebebuvo naktį, Šiaurės Kipre. bet teisės Išvežė. sugrįžti išvežė ir pasakė, jūs turit problemų, norit konfliktuoti, viskas okei. Mes siunčiam jūs, keliaukite į savo armijas ir spręskite tenais. Šiaurės Kipras yra kaip Šveicarija. Tai man iš tos pusės, gal ir griežtai, bet yra saugu. Tarp kitko yra niuansas, ko Lietuvoje tikrai nėra, jeigu tu perki turtą Lietuvoje, tai tavęs netikrina, ar tu esi teistas ar neteistas, o įsigijant turtą Šiaurės Kiprė, tai tu turi pateikti neteistumo pažymą. Taip, aš tikrai tą turėjau padaryti. Kam parduoda ten nekilnojamą. Jie turbūt kažkokius turi savo šaltinius, kaip pasitikrinti. Aha, ir dar va tokį svarbų labai momentą noriu irgi paminėti, kai tos sakiau, kad dariau namų darbus, kur reikėtų investuoti. Tai aš konkrečiai rinkausi tarp Ispanijos ir Šiaurės Kipro. Man buvo svarbu, kad tai būtų tiesioginis skrydis iš Lietuvos, kad būtų šilta, kad būtų šviežus maistas. Ir kas ten dar svarbiausia? Ir saulė. Virš 300 saulėtų dienų, kad per metus bent būtų galima turėti. Bet paskui pasidomėjau šiek tiek giliau, nežinau, kas nors mane pataisykite, kas dirbate su nekilnojamu turtu Ispanijoje, jeigu aš klystu. Bet yra toks momentas, kad pavyzdžiui, Ispanijoje ir Italijoje, jeigu tu kaip vaikas paveldi savo tėvų nekilnojamą turtą, tu valstybei privalai sumokėti nuo 35 iki 40% valstybei tokią, kaip išpirka, jeigu tu nori turėti paveldėtus tos namus savo. Tai teko girdėti, kad Italijoje vaikai tiesiog padega tėvų vilas ir viskas, kad nei valstybei, nei mum. Šiaurės Kipre taip nėra. Mano vaikai iš karto sutartyje buvo įtraukti paveldėtojais ir jeigu kažkas, ten kaip sako, God forbid, kažkas atsitiks man, vaikai tampa tiesioginiais paveldėtojais ir, man atrodo, yra ten tik tai kažkoks sutarties pakeitimo mokestis, ten ar 1000 ar 2000 pas notarą, pas teisininką pakeisti. Tai va, toks labai svarbus momentas, kad sako kažkas nepripažinta šalis, negalioja, ten nesaugu ir taip toliau. Bet, aš jau čia išsiplėčiau, ar ne? Ne, labai gerai. Ką mes dar turim kažkokį klausimą? Ne, tai aš galvoju. Aš tai tik, jeigu mes kaip jau ir užbaiginėsim, tai aš norėsiu
Aš irgi noriu paantrinti, ką jau sakė Lytis, kad šiuo metu mes tikrai aktyviai plečiamės, norim pritraukti kuo daugiau partnerių, kad ir patys augtume ir galėtume jiems padėti augti kartu su mumis. Tai kreipkitės į Simoną, į Rytį, į mane, jeigu jums įdomu apie nekilnojamą turtą užsienyje, jeigu jums įdomu uždirbti pinigų, jeigu jums įdomu per kažkiek tai laiko net ir pačiam susikurti portfelio dalį ne Europos Sąjungoje, o saugioje valstybėje kitoj. Tai tiesiog laukiam jūsų žinučių, skambučių, klausimų. Mes čia nebereikalo, žinokit, pasidėjom tos apelsinus, mandarinus. Šiaip labai liūdna, kad negalim dabar šiuo metu Šiaurės Kipre valgyti jų tų tikrų, šviežių, nes viename Güzelyurt regione Šiaurės Kipre jau, man atrodo, dabar prasidėjo tas sezonas, gruodis, sausis, vasaris, tai ten, aš tai be galo mėgstu tą teritoriją, tą zoną, tą regioną, nes aš ją vadinu aromaterapinę zoną. Jeigu tu važiuoji, nes tikrai galima važiuoti ir kabrioletų šiai dienai Kipre, nes ten, toks kaip pavasaris, tarp pavasario ir vasaros, ten 17, 19, 20, ir tu gali važiuoti atvirais langais arba su kabrioletu ir tiesiog kaifuot nuo to apelsinų žiedų kvapo. Tai jūs dabar, man atrodo, ramiai pašvęskit šventes, mes jums linkim gražių jaukių švenčių, o po Kalėdų, po naujųjų metų mes paprastai laukiam vasaros, tai galit jūs ir nelaukto birželio, tai galim skristi Kiprą sausį, vasarį. Jeigu reikės pigių skrydžių, tai aš jau, nežinau, visą beveik rinką išnagrinėjau ir tikrai galiu gerų dylų padėti jums surasti. Kas liečia skrydžius, tai yra tiesiog iš Kauno į Pafosą, iš Vilniaus į Larnaką. Ir gal toksai tik tai mažas hintas iš savo patirties. Geriau 100 km nuvažiuoti Lietuvoje nuo Kauno į Vilnių ir iš Vilniaus skristi į Larnaką, negu kad iš Kauno skristi į Pafosą ir paskui 150 km važiuoti į Saloj. Nes ten laiku tiesiog bus ilgiau. Nebent jūsų tikslas yra pamatyti didesnę Salos dalį atkeliaujant. Tada taip. Tai gal sakyčiau, pirmą kartą taip paeksplorinta, ne? Taip, bet paskui jau jeigu turi namus ar nori greičiau ten atostogas. Pasiekti tikslą greičiau, tada tikrai per Vilnius Larnaką. Baigom. Ačiū komanda, penktadienio vakaras. Aš galvoju, mes kaip vakar patrinam delniukus, pašildom energiją, apsijungiam. Penktadienio vakarą. Ačiū, kad žiūrėjot, gerų švenčių ir iki.